Yra apie ką pamastyti. Šiandien, kada pardavinėjama jau net ne bandelė, o traškesys, vienas kitam žiūrėdami į akis stumėme prekes ir paslaugas kelis ar net 14 kartų aukštesnę kainą nei vertė, moralinė bauda, kartu ir piniginė, negalėjo neateiti. Permastyti savo vertybės įsitikinimus kviečiame papurenti savo minties dirvonus, ką padaryti mums padės žmonės, turintys didžiulę patirtį ir žinias šioje labai specifinėje srityje. 10 Dievo įsakymų. Amžių patikrintas teisynas, kurio visiems privalu laikytis, norint gyventi harmoningoje visuomenėje. Skaitydami Mozės paskelbtus jam apreikštus Dievo įsakymus, susidurėme su, kaip jau pats minėjai, Gediminai, tūkstantmetė tradicija. Pirmiausia, vertimo tradicija. Tai yra, buvo pateikti žodžiai ir įvairūs vertėjai juos skirtingai pateikia. Tai tuos, kuriuos tu perskaitai dabar, tai yra toks supaprastintas mokyklinis katekizmo variantas. Biblijoje truputį tas pats kitaip, bet tai vis dėlto Skvirecko vertimas, kurį Jonas Skvireckas atsižvelgia bent į daugelį vertimų, bet vienaip ar kitaip jis truputį kitaip bando versti. Dažniausiai Biblijoje cituojama toks vertimas: neturėsi svetimų dievų mano akivaizdoje. Tai iš principo tas mokyklinis katekizmo variantas ir biblijinis variantas, jie nedaug ko skiriasi. Bet tačiau yra tokia problema, kad jau viduramžių pradžioje buvo pastebėta, kad visi Biblijos teiginiai yra labai daugiareikšmiai, be galo daugiareikšmiai. Ir atitinkamai buvo kūriamos interpretavimo arba aiškinimo taisyklės, vadinamos dar, kuriama buvo egzegetikos tradicija. Egzegetika tai šventojo rašto aiškinimo menas. Ir buvo pastebėta, kad kiekvieną sakinį, kiekvieną teiginį galima perskaityti 2, 3, 4 ar net 5 būdais ir perskaičius pamatyti skirtingas gyvenimo plotmes, skirtingas būties plotmes ir kokius patarimus duoda toms plotmėms. Mes galime skaityti ir tiesmukiškai, galima skaityti kaip moralinį patarimą, ar galime skaityti kaip pranašystę apie pasaulio pabaigą, arba skaityti kaip patarimą visuotiniai bažnyčiai, kaip jai gyventi ir kaip jai reikalinga galėtų elgtis. Galų galima skaityti literatūriškai, o gal ir metaforiškai pabandyti atskleisti metaforinės įvairias prasmes. Galima, ką jau egzegetika vėliau, apie ką nekalbėjo viduramžių, perskaityti ir kitą filosofinę dvasią, įvardijant, kad tai prisimenant, kad tai vis dėlto kalbame apie teisyną, tai yra tam tikrą teisės kodeksą. Labai panašus tai teisės kodeksas yra ir islame, šariatas. Atitinkamai panašių teiginių atrasime ir hinduizme, ir budizme, nežiūrint to, kad pats Dievo aiškinimas labai smarkiai skirsis. Tai skirtumai jau šioje plotmėje atsiranda. Tačiau filosofinis aiškinimas jis dar bent kiek yra radikalesnis. Ir neturėsi svetimų dievų mano akivaizdoje, pirmiausia, galėtumėm paviršutiniškai, ar ne, perskaityti ir tarti, kad neturėk, kad kalbama apie religijų kovas, kad štai yra ir kiti dievai, bet mano akivaizdoje tu apie juos nekalbėsi. Bet kas yra jo akivaizdoje, jeigu jo akivaizdoje yra viskas, totaliai viskas, tai vadinasi, tas pats akivaizdumas yra, bet ne mano akivaizdumas, o jo akivaizdumas arba visuotinybės akivaizdumas. Kaip visuotinybės akivaizdumo požiūriu galėtų atrodyti šitas dalykas. Šiandien tą patriotizmo temą. Ar jums yra kažkokie jausmai, tokie, vadinkim, patriotiški jausmai? Nenorėčiau kalbėti dviprasmiškai apie tai, bet iš tikrųjų esu labai patriotė. Bet kadangi gimus, augus ir mačius
abiejų santvarkų, aš turiu menį ir tarybinius laikus, ir visą šitą nepriklausomybės laikotarpį, kai kurie dalykai liūdina iš tikrųjų. Ir tas, kas buvo šventa tarybiniais laikais, kas buvo slapta, kas buvo uždrausta, tas buvo labai šventa. O kai mes gavom nepriklausomybę, atsitiko taip, lyg mes su ta nepriklausomybė nebežinojom, kaip su ją elgtis. Kaip tas mažas vaikas, kurį reiškia, apkrovė kažkokiais žaislais, su kuriais jisai neturi supratimo, kaip su jais elgtis. Ir mano manimu, atsirado daugiau laisvės kažkokios, tai aš turiu menį, atsidarė sienos, mes pamatėm daug iš užsienio, iš kito pasaulio daug dalykų, kaip gyvena kitur, bet mes, nežiūrinti tai, kad pamatėm, kas dar dedasi kitur, mes pamatėm, kas ir daug blogo. Nes pasaulyje daug vyksta ir negerų dalykų, iš tikrųjų, kurių neverta toleruoti ir neverta priimti. O mes, aš taip įsivaizduoju, kad tai mūsų Lietuvos nepriklausomybė šiek tiek iškrypo. Bet nežiūrinti tai, kad visi bėga iš Lietuvos, nežiūrinti tai, kad čia yra daug juokingų dalykų iš tikrųjų, neslėpsim to, daug nesąmoningų įstatymų ir daug nesąmonių, nebijokim to žodžio. Nežiūrinti tai, aš gyvenu Lietuvoje ir aš ją turiu mylėti ir gerbti, kokia jinai bebūtų. Ir aš šito, kad ir kaip man būtų skauda dėl kažkokių tai dalykų, ar mane valstybė negerbė ir nemyli, bet aš vis tiek privalau, aš jaučiu, kad aš vis tiek turiu kovoti, gyventi ir būti čia. Aš tiesiog jaučiu, aš jaučiu savyje, kad aš netgi manęs paklausė, ar tu įsivaizduoji, kokioje tu šalyje norėtum gyventi. Aš sakau, net negalėčiau, net pamastyti nesugebėčiau, kad kažkur tai pradėti naują gyvenimą, kažkur leis šaknis, kur šilta, gera, jūra, bananai, ten dar kažkas. Niekados net nesusimąsčiau apie tai. Mano čia yra žemė, mano yra draugai, mano yra tėvai, mano yra artimieji, mano yra čia problemas, mano yra rūpesčiai ir aš su tom viskom noriu, tiesiog priversta susigyventi. Žinokit, man labai skauda širdį, kai aš sutinku žmonių, kurie jau išvykę yra iš Lietuvos ir kurie, ta prasme, viena dalis žmonių sako, kad labai jie ilgisi Lietuvos. Jie nuoširdžiai ilgisi ir kad priversti buvo išvažiuoti, uždirbti kapeiką. Iš tikrųjų, tai yra labai svari priežastis, dėl ko išvažiuoja žmonės. Bet aš sutikau tokių žmonių, kurie nuoširdžiai nekenčia Lietuvos. Ir tokių žmonių aš nelabai suprantu. Aš sutikau vieną moterį, kuri oro uoste pasakė tokią frazę. Jinai pati gyvena jau ne pirmus metus Švedijoje, ištekėjo už švedo. Ir jinai pasakė, kad jei Lietuva iš viso tuščia vieta ir jinai net žemėlapį užtušuotų tą vietą, kur yra Lietuvos. Ir kad šiaip tai jinai, jeigu jos būtų valia, jinai sušaudytų visus lietuvius, reiškia, nušluotų nuo žemės visą lietuvių tautą ir iš naujo ten įleistų 2 naujagimius, jinai ten labai vaizdžiai pasakojo. Ir žinokit, man buvo baisu ir neskanu ir aš paskui pagalvojau, gal ir gerai, kad neišvažiavo iš Lietuvos. Tai suprantat, tas mano patriotizmas toks, nei šioks, nei toks. Aš labai mėgstu patraukti per dantį pačią Lietuvos valstybę, labai mėgstu paburnoti kaip ir visi ant valdžios, labai mėgstu pasiguosti ir paliūdėti ir paverkti, bet nežiūrinti tai, vis tiek gyvenimas tęsiasi ir jeigu tu nori, kad jis būtų, nors kiek spalvų jame būtų ryškesnių ir gražesnių, tu viską turi pats reiškia, matyt, susigalvot ir nežinau, iškeltą galvą, eiti į priekį ir bandytas kliūtis įveikti ir kažkaip, nežinau. Žodžiu, mano atsakymas būtų toks labai neaiškus iš principo. Esu patriotė, nežiūrinti tai, kad daugelį dalykų ne tik tai kelia šypseną, bet ir norisi ašarą išspausti. Tai dabar ir paskutinė, jeigu tave paklaustų, tu myli Lietuvą? Taip, kokia ji bebūtų, taip, žinoma. Čia vienareikšmiškai. Ce n'est
Seniai, seniai, labai seniai, kai žmonės meldėsi gyvatėms, gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nematė. Žiūrėjo išmintim žyniai, o Gediminas pilį statė ir šalį laimino dievai, bet šito nieks nematė. Nieks nematė, nieks nematė. Nieks nematė, nieks nematė. Juodosios jūros bangose mūsų kunigaikščio žirgas plakės, švytėjo Lietuvos dvasia, bet šito nieks nematė. Valiutos keitės ir laikai, prasčiokų vyžas keitė batai.